Pat ir visa melodija, bet įrašas Facebook'e, manau, kad labai gerai viskas sudėlioja į vietas. Poligono Kapčiamiestyje palaikytojams Mikutavičiams, Falinskams ir kitiems su kariniais pagonais, kabutėse laipsniais, siūlymas. Jeigu nuoširdžiai tikite, kad poligonas Kapčiamiestyje yra gyvybiškai svarbus Lietuvos saugumui, siūlau paprastą, teisingą ir labai konkretų sprendimą. Iškeiskite savo ir savo tėvų namų, sodybas, būtus su Kapčiamiesčio gyventojais ir tai žmonėmis, kurie gyvens šalia poligono. Be jokių diskusijų, be jokių svarstymų viešųjų, be gyventojų varginimo. Dar galite apsikeisti ir verslais, nors visi jūsų verslai iš valstybės biudžeto, iš valstybės dotacijos. Ir bus labai teisinga. Kapčiamiesčio žmonės galėtų gauti jūsų prabangius butus Vilniuje, namus užsienyje, pavyzdžiui, Kiprė, Graikijoje, savo gerame aplinką savo vaikams, o jūs kraustotės į Kapčiamiestį, gyvenat savo šalia poligono, triukšmas, sprogimai, ribojimas, juk viskas dėl gerovės, viskas į savo kailių pajusit ir tuo pačiu saugote Lietuvą. Logiška, sąžininga, patriotiška. Jei poligonas toks reikalingas, būkite pirmi, būkite lyderiai, verškitės į priekį. Gediminas Paplauskas štai parašė tokį ir, mano galva, tai visiškai teisingai su jų galimybėm. Kogi čia ir Valinskui, ir Mikutavičiui, kurie čia žemino žmonės, nenuvažiavus ten, atiduot savo viską ir sau sėdi Kapčiamiestyje, biškis sprogsta, bet vardan Lietuvos, vardan armijos, kariuomenės. O realiai čia visai ne vardan Lietuvos. Čia konkrečiai dėl pinigų įsisavinimo. Ir jeigu ten pinigų nebūtų, nei vieno šito veikėjo iš čia nematytumėt. Nei vieno. Be pinigo jie net piršto nepajudina. Ir jeigu bus tik pirmas šūvis, tą pačią sekundę visi net nespėsit sureaguoti, kaip tie patriotai jau bus užsienį. Su terbom, šeimom ir panašiai. Jie tokie niekada. Tie, kur garsiausiai reikia, niekada nieko neginė, negins ir negina. Tik savo babkes.